Sveiki gyvi. Pirkau mobilų išmanų vertėją M30 iš elektro.lt. Kadangi grįžau iš atostogų Turkijoje, noriu nuoširdžiai padėkoti, kur prietaisiukas man pasitarnavo. Aš esu iš Suvalkijos, todėl mėgstu dėrėtis. Praktiškai manau, kad šis prietaisiukas man jau ir atsipirko. Kalbu anglų ir šiek tiek rusų kalbomis, manau, kad ir be prietaisų galiu rasti bendrą kalbą, bet kai tu prabyli vietinę kalbą, turi visai kitokią patirtį. Tiek tai būtų pardavėjo ir pirkėjo santykis, ar tai būtų kitas asmuo. Aš net pralinksminau vieną pardavėją, sakydamas: mielas bičiuli, aš ieškau geros, kokybiškos prekės, o ne turistinės akcijos. Tiesą pasakius, manau, kad per mažai žmonių esate girdėję ar matę šį prietaisą. Nes tokį vieną aš ir savo močiutei nupirkau, kad jie galėtų susikalbėti su iš užsienio grįžtančiais anūkais. Pastebėjau tik vieną trūkumą, kad keliaujant už ES ribų, tau reikia pirkti mobilų internetą. Bet čia eSIM paslaugos arba lietuviškų ryšio bendrovės siūlo įvairius variantus. Todėl aš rekomenduoju ir dabar savo šeimos nariams ir draugams jį skolinsiu.